Aš girdžiu paukščius. Gal to taip nesigirdi, bet šeštadienio rytą, tekant saulei, girdžiu paukštelius, kurie čia aplinkui čiulba. Kažkur toliau girdisi ir traktorius dirbantis, ką jis ten daro, gal medžius veža, nežinau. Ar tu kartais pagalvoji, nors vieną kartą, kas tau yra svarbu gyvenime? Kas yra tau svarbu gyvenime? Ar tu pagalvoji, kokius tarifus dabar įveda vienas balvonas kitiems balvonams ir kaip tai yra svarbu šitame pasaulyje, kad tos kainos dabar kažkokios pasikeis pas kažką tai kažkur tai? Ar tu galvoji apie tai, kad kažkas tai kažkur atsitiko, kažkur kažkas paskendo ir dabar vyksta drama ieškojimo? Ar domiesi tuo, kas vyks mieste? Kuo tu domiesi? Kas tau yra svarbu? Kas sudaro tavo gyvenimą? Ar iškyla tau tokie klausimai? Aš užduodu, kas man yra svarbu kiekvieną dieną šitą klausimą. Ir sustatau prioritetus labai aiškiai. Ir tas jausmas vidinis man pasako, kas man yra svarbu. Ir tai yra kiekvienos dienos procesas. Tai jeigu tu savo gyvenime nesustoji, neįsiklausai savęs, kas tau yra svarbu, tu gyveni ne savo gyvenimą. Tas gyvenimas yra ne tavo, jis tau yra sukonstruotas, tu priimi jį iš išorės ir gyveni. Bet jauti skausmą, kuris pasako, kad tai yra ne tas tavo gyvenimo kelias. Vidinis skausmas, sąmonė mums visą laiką šneka, kas yra negerai mūsų gyvenime. Aš pasirenku rytą, ankstyvą rytą, kad išgirsčiau ir suprasčiau, kaip viskas veikia. Kaip jaučiuosi aš su savimi, kaip praėjo ta paskutinė vakarinė diena. Bandau suprasti tos procesus, tos sistemos procesus, kurie leidžia man gyventi šitam gyvenime, kurie leidžia atrasti man savo ramybę, savo vidinę ramybę. Ir ryto energija yra vienas iš svarbiausių elementų suprantant, kas yra svarbu. Ankstyvas rytas tam, kad kol dar visi nepakilę, yra kitokia energija. Kitokia informacija paduodama per sąmonę tau, jeigu tai supranti šitos dalykus, bent jau pajauti, kad tai gali būti tiesa, o ne moksliškai kažkas įrodyta, ta informacija yra nuskaitoma mūsų. Mes pajaučiam, mes suprantame, kiti tai vadinam, tai suvibravo, tai atitiko dar kažkaip, nesvarbu. Ir mes pagal tai formuojam savo gyvenimą, svarbumą, prioritetus, ir taip mūsų gyvenimas užsipildo. Aš jaučiuosi savo vietoje, darantis tai, ką aš noriu daryti, gyvenantis taip, kaip aš noriu gyventi, turintis tai, ką aš noriu turėti. Ir esu atradęs vidinę ramybę. Vidinė ramybė nereiškia, kad aš sėdžiu saulėgrąžas čia valgau prie trobelės. Aš labai aktyviai veikiu, bet tai yra išoriškai. O viduje yra ramybė. Ir tas rytas, jisai man duoda tą suvokimą, kas yra svarbu. Iš visų pokalbių su žmonėmis aš matau, kad tau ir kitiems yra svarbu tai, kas vyksta kažkokiuose socialiniuose dalykuose. Tai yra socialiniuose tinkluose ar kitos informacijos priemonėse. Ten tu net patiri tikrojo to gyvenimo, net neprisiartini prie jo, nes ten yra suformuotas melas. Melas, kaip tu turi gyventi, kaip tu turi jaustis, ką tu turi veikti, kuo tu turi tikėti ir ką tu turi daryti.
ten nieko nėra teisingo. Ne tai, ką aš šneku, yra mano nuomonė, mano patirtis. Ir tai nėra labai daug susijęs su tavimi, tik bendrieji principai. Aš neseku nei vieno žmogaus, todėl kad tai yra jo kelionė. Man nedaro įtakos kiti žmonės, todėl kad visi sprendimai, kurie susijęs su manimi, tai kas yra svarbu, yra ne ekranuose, ne telike, ne išminčiuje, ne guru, ne kažkokiose technikose, o kiekviename pas mus viduje. Mūsų sąmonė pasako, kas yra mums svarbu. Tu atiduodi savo dėmesį politikams, jų aiškinimams, kokia neteisybė yra ten ir ten, nes jie yra teisingi iš vienos ar iš kitos pusės, kad vienos spalva yra prabangiau negu kita spalva ir tau reikia palaikyti vieną ar kitą pusę, tau reikia palaikyti vieną ar kitą komandą sporte. Labai aiškiai man iš šalies matosi, ant kiek tu esi pagautas į melo, aklumo ir kurtumo ratą, kuris suformuotas kitų tau, kad tu nematytum savo tiesos, savo gyvenimo tiesos. Aš turbūt irgi esu pakliuvęs į tam tikrus šablonus, kurių dar neatsekęs, bet aš ieškau, aš klausiu savęs, aš ieškau tų atsakymų kiekvieną dieną. Man įdomu gyventi, man įdomu suprasti, kokį sluoksnį dar galiu atidaryti. Nes aš jau renkuosi tos sluoksnius atidarinėti. Tu negali jų atidarinėti, suprasti, nes tu esi suformuotame gyvenimo burbule, kuris yra tikrai ne tavo. Ir tu net neįsivaizduoji, koks gyvenimas gali būti už to burbulo. Ir tu labai daug ką prarandi. Gyvenimas mele, netiesoje ir su savimi ir su pasauliu nematom tikros realybės ar bent jau kažkokios artimesnės tikrai realybei ir apgailėtinas gyvenimas. Aš jame gyvenau ir žinau, kur tu gyveni. Kad kai tai, kas tau svarbu, tu iškeiti į pramogas ir blizgučius šokinėjančias kates, laiką praleistą su kvailais draugeliais, su beprasmiais žmonėmis, kurie šneka apie elementarią buitį arba tai, ką mato tik tai. Tai yra savo gyvenimo atidavimas vagims. Ir tu savo norų tai atiduodi. Taugi svarbu, kaip ir kiekvienam, gerai jaustis, būti sveikam. Ką darai su tuo? Ką darai su tuo? Ar pasiduodi tai, kas yra aplinkui, jeigu tu gyveni mieste ir maistas, kurį tu valgai, tave sargdina, nes visas maistas mieste, kavinėse, restoranuose yra iš esmės nuodas. Aš nematau ten maisto. Aš ten nuvažiuoju, aš ten suvalgau ir kiekvieną kartą nusiviliu. Ir kiekvieną kartą jaučiu tą nesveikumą, kuris iš ten ateina. Tau yra svarbu būti sveikam ir gerai jaustis. Bet tai ne tavo prioritetas. Tau svarbiau yra, kas vyksta Amerikoje. Pasižiūrėti, kas ten darkosi, draskosi ir panašiai. O tau užtektų iš ryto atsisėdus, taip kaip aš darau, su dienoraščiu, su išmąstymu per tą trumpesnį laiką, ko aš noriu, kaip aš noriu jausti, susirašyti. Blogai jautiesi su sveikata, gerai, ką aš galiu pasidaryti. Galiu atsisakyti to ir to, dabar darysiu tą ir tą, nes aš noriu jaustis gerai. Tau yra svarbu atrodyti atletiškai, gerai, kai tavo kūnas džiaugiasi savimi, o ne aptekęs riebalais. Tai yra svarbu. Ką darai su to svarbumu? Ar pagalvoji, kaip tu galėtum sportuoti namuose, bėgioti, vaikščioti, ką dar susitvarkyti? Gerai, mitybos tos pačius elementus. Vakare nevalgyti. Ar tai yra svarbu? Taip, tai yra svarbu, kiekvienam tai yra svarbu. Bet to nedarai, nes tavo dėmesys nukreiptas kažkur kitur. Ar tau yra svarbu gražūs santykiai? Surasti savo
antrą pusę, gyvenimo pakeleivę, moterį, kuri džiugintų tave gyvenime ir jinai džiaugtųsi tavo buvimu šitame pasaulyje, dalintumėtės vienas kitu. Bet tu neskiri laiko, kad augtum, kad įgytum išminties, kad būtum įdomus, kad būtum sveikas, kad turėtum gerą energiją ir būtum pozityvus. Čia yra svarbu. Bet tą laiką tu skiri ir dėmesį ir kažką tai skiri šokančioms katėms pasižiūrėti. Reelsų pasižiūrėti telefone. Serialus visus pasižiūrėti, kurie tik tai išeina. Ten tau yra svarbu. Kai tu dirbi darbą, ar turi verslą, kuris tave sekina, tu nekenti, nenori ten eiti, tu nesidžiaugi, tu nedegi aistra tam darbui, tu eini ten dėl to, kad gauti tos grašius, ką tu darai su tuo? Ar yra svarbu atsisėsti ir pagalvoti, šiandien, šeštadienio ryte, o ką aš norėčiau daryti šitam gyvenime? Kokia veikla galėtų būti man prasminga, finansiškai naudinga, mane išpildyta šitam gyvenime? Čia yra svarbu, čia yra svarbus klausimai, čia yra svarbus dėmesys ir fokusas į tai. Ir tu pasirašai, ką tu darysi, kaip tai galėtų atrodyti. Tu to nedarai, nes tu bijai, tu neturi pasitikėjimo. Finansai, jeigu tie finansai pas tave sugriuvę, vėlgi ieškai išeičių, tai yra svarbu. Kokia gyvenimo prasmė, kodėl aš čia esu, ką aš galiu pamatyti, kaip aš galiu suprasti, čia yra svarbu. Tai yra užduodami klausimai ir aš užduodu savo visuose šituose elementuose, kuriuos ką tik išvardinau. Užduodu savo ir ką aš galiu padaryti, ką aš galiu pakeisti, kaip aš galiu suprasti, ką aš galiu atrasti. Tada dėmesys ir energija nukreipiama ten, kur yra svarbu. Kur yra svarbu man. Tai, ką tu darai, visiškai nesvarbu tau. Tai yra apgaulė, į kurią tu esi įtraukiamas, pasinaudojant tavo kaip žmogaus silpnybę. Mes visi turim tas silpnybės. Kad iš ten išeiti, aš turėjau sukurti šitą programą, per kurią einu dabar ištisai. Jinai nesikeičia pas mane. Atrandu kažkokius kitus elementus, suvokimus, protas yra švarus. Tu turi skirti laiko ir susirašyti, kas tau yra svarbu. Suprasti, kas tau yra svarbu. Ir tada tą laiką skirti tiems punktams. Tas laikas yra skiriamas ne apmąstymui daugiau, o veiksmui. Nes veiksmas pašalina nerimą. Per veiksmą atsiranda pasitikėjimas, per veiksmą atsiranda aistra ir noras pamatyti ir suprasti pasaulį. Tu neturi aistros gyvenime. Tu neturi jokios aistros. Nes tu esi pastenkinęs tais trupiniais, kuriuos tau numeta kažkas tai. Tais gyvenimo trupiniais. Tu net nepasičiupinėjai, kas tas yra gyvenimas. Ir visiškai nieko nereiškia, kad tu turi labai daug pinigų. Absoliučiai nieko. Ar titulą, ar karjerą, ar medalį. Nieko nereiškia. Reiškia tik tai, kaip tu jautiesi. Koks jausmas yra tavo viduje. Aš čia sėdėdamas, ankstyvą rytą šeštadienio, jaučiu didžiulį gyvenimo malonumą, džiaugsmą. Šitą galimybę taip gyventi, šitą galimybę taip pajausti. Tu to tai nejauti, tu net nesupranti, apie ką aš šneku, todėl kad tu neatlikai veiksmų, kurie reikalingi tau išeiti į tą suvokimą. Taip auga sąmonė, taip plečiasi sąmonė, atsisakant to gyvenimo, kuris buvo, atsisakant savęs, kokį tu buvai suformavęs. Ilga šneka, įdomi šneka, man pačiam įdomu šitie procesai. Pabandyk išgirsti, pabandyk suprasti tai, ką sakau, jeigu tau yra sudėtinga pačiam eiti, nes daugeliu yra sudėtinga patiems eiti, nesitraukia atgal tą patį sistemą, parašyk man. Padėsiu tau eiti šitoje kelionėje, atrasti save, savo autentiškumą, gyvenimo grožį, spalvas.
taip kaip aš dabar matau ir girdžiu aplinkui čionais. Tada galėsi pasakyti, kad tu pradedi gyventi. Būk stiprus.